susitinkame ketvirtą kartą mūsų kurso pasaulio gražiausios vestuvės kurse ir tęsime mūsų pokalbį apie vestuvės Kanoje. Šiandien jau tokia užbaigimoji dalis ir tegu šitas kursas būna toks džiaugsmas susipažinti su šventuoju raštu, su jo prasmėm, o labiausiai, kaip ir pradžioje kalbėjom, tiesiog pamilti raštą. Pamilti raštą kaip tikrai patį Jėzų, kuris kalba mums, kuris yra su mumis. Tai, kad ir šiandien mūsų protai ir širdis būtų atverti viešpačiui, tai pradėsime kryžiaus ženklu vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Marija, Kanos Dievo motina, melski už mus. Ir visi angelai saugokit visus keliaujančius keliuose ir dirbančius. Amen. Taigi pirmą kartą, kai susitikom, mes kalbėjome apie vestuvių simboliką šventam rašte. Antrą kartą turėjom tokį bendrą dvasinę įžvalgą į tekstą. Praeitą kartą mes aptarėme vėlgi vyno ir vandens ir vyno simboliką šventam rašte, nes tai yra, reiškia, Kana yra kaip toks centrinis įvykis, kur šitie simboliai susitinka, visi trys. Ir šiandien vėl grįšime prie teksto, tačiau noriu šitą tekstą pažvelgti taip vieno iš žymiausių ir nuostabiausių bažnyčios tėvų akimis, tai yra būtent Šventas Augustinas. Aš visiškai netyčia radau jo homiliją apie vestuvės Kanoje ir kai kurie dalykai mane labai patraukė ir aš nusprendžiau, kad noriu su jumis pasidalinti, kad mes ne tik šventą raštą, bet ir truputį prie patristikos prisiliestume, aišku, labai minimaliai. Patristika tai yra bažnyčios tėvai, paprastai atrodo iki 9 maždaug 7-9 dabar, kas mane pataisys amžiaus, reiškia rašė bažnyčios tėvai, kurie didelė dalimi aiškino šventą raštą ir kūrė bažnyčios tradiciją, bažnyčios žvilgsnį, o taip pat, kaip mes ir matysime šiandien, turėjo tokį svarbų uždavinį kovoti su erezijom. Ir tai ypač tuo metu buvo labai svarbu, nes krikščionybė dar tik kūrėsi, tai yra pirmieji amžiai. Ir reikia surasti, kasgi yra tos tiesos, ne kas yra tiesos, o kur grūdai, o kur pelai. Ir pasirodo, Kristus tai yra palikęs mums, žmonėms atsirinkti, duodamas savo šventąją dvasią kaip vėją, ne? Tačiau vėtyti ir mėtyti reikia mums ir pasverti. Tam yra duotas žmogaus protas, tam yra duotas, aišku, švento rašto įžvalgos ir tam buvo siunčiami žmonės paruošti, šventosios dvasios paruošti žmonės. Apie tai mes irgi šiandien kalbėsime. Ir taigi Kanos įvykis, tokia pirmoji dalis, o antroji dalis, kiek spėsime, bus truputį apie Mariją keletą žodžių. O pirmoji dalis Kanos įvykis Šventojo Augustino interpretacija, Švento Augustino akimis. Ir tiesą pasakius, tai bus tik tai porą eilučių, nes būtų, aišku, labai platu pristatyti visą, bet tiesiog, kad pajaustume, kaip bažnyčios tėvai aiškindavo Evangeliją. Taigi dar galima atsiversti ir perskaityti dar kartą vestuvės Kanoje, šitą švento rašto ištrauką. Tai yra Jono Evangelijos 2 skyrius, 1-12 eilutės. Jau kai kas gal mintinai mokat. Jono Evangelija 2:1-12.
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Juose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jiems sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams, darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynų vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiausia stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikai gerąjį vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. Taigi vienas iš bažnyčios tėvų, šventasis Augustinas, gyvenęs dabartinėje Alžyro teritorijoje, jis yra tėvas iš Afrikos kilimo ir tai yra vienas iš pačių pagrindinių, pačių žymiausių autorių. Taigi, įvadui, kaip jis sako, neturime stebėtis, kad Kristus ėjo į Kanos vestuvės, nes jis atėjo į vestuvės į šį pasaulį. Kristaus atėjimas į šį pasaulį yra atėjimas į vestuvės ir žodis čia yra sužadėtinis, o žmogaus kūnas, kaip sako Augustinas, sužadėtinė. Šventasis Augustinas pradeda savo homiliją apie Kanos įvykį tokia labai įdomia įžvalga. Ir jis sako, čia mano interpretacijoje truputį, nes aš neskaitysiu jums šitos homilijos, bet labiau painterpretuojant, jis sako maždaug, ko mes čia stebimės, kas čia tokio dabar įvyko Kanoje, ko mes dar nebūtume matę. Ne? Kaip čia suprast? Žodžiu, Augustinas sako, jog Kanoje vyksta toks pats stebuklas, kokį mes nuolat ir nuolat matome gamtoje. Ne, jis sako, kaip tarnai pripildo tuos indus vandens, o paskui tas vanduo tampa vynu, taip pat debesis prisipildo vandens, lyja ir irgi, reiškia, tampa dalimi gamtos, tampa vaisiais, vaisių sultimis ir kurios tampa vynu. Taigi vyksta tai, kas praktiškai, ką mes matome kasdien, metai po metų gamtoje. Kodėl mūsų tai nestebina, kodėl mes kiekvieną kartą nenustembame, kai vėl kokias nors uogus prinoksta mūsų soduose. Turbūt todėl, kad tai tiesiog vyksta nuolat. Tai, kas vyksta nuolat, tai, kas vyksta kasmet, mes apsiprantame. Ir mums atrodo, kad čia taip turi būti. Tai nekelia nuostabos. Ir vis tik, kaip Augustinas sako, reiktų sustoti ir nustebti. Nustebti, pamatant danguje debesis, kaip nustebtume prie tų Kanos indų su vandenim. Nes tas vanduo, jis nusileis į žemę ir taps kažkuo, ką mes naudojam, taps kažkokia gyvybė, taps mūsų maistu ir taip toliau. Aiškiai, daugeliu būdų Dievas išlies šitą vandenį. Ir tikintis žmogus tiesiog negali nesistebėti visą tą Dievo kūrybos ir pasaulio palaikymo darbu. Kaip Augustinas minės, sako,
tu tiesiog pasidėk mažą grūdelį ir stebėkis, kas išaugs iš šitos sėklos. Dabar gal žiemą mums ne taip aktualu čia sėklas, bet pavasarį, kai kas mėgsta sodininkystę, aš tikrai ne, ar daržininkystę, bet vis tiek yra ta nuostaba. Pasidėkit tą mažą sėklelę ir tiesiog pakontempliuot. Man padovanojo tokį moliūgų sėklų pakelį, nes turėjau tokį mažą juodos žemės plotelį. Tai dabar nežinau, kur tuos moliūgus dėti, nes priaugo pilnas sandėliukas, kiek turiu ten lentynų laisvų, tai vis su moliūgais. O buvo vienas pakelis su keliom sėklelėm. Taigi mažos sėklos jėga. Mažos sėklos jėga. Čia darant tokį interpą, aš jau esu kažkur kitur paskaituose tą sakius, Hernandas, nuostabus Chestertono knygoje ortodoksija pavyzdys. Jis sako, kiekvienais metais mes turėtume labai nustebti, jog obelis išaugino obuolių, o ne tulpes ten pražydo. Nes kodėl tvarka? Dėsnis yra ne kažkas savaime suprantama, o dėsnis yra stebuklas. Savaime suprantama būtų chaosas. Viskas čia kažkaip griūna viskas daro, ką nori, ar ne? Tai čia savaime suprantama, nes, neprotinga gamta. Arba kažkas vyksta. O dėsnis, kiekvienas dėsnis yra stebuklas. Jis visada yra ženklas. Panašiai kaip Kanoje tas vandens virsmas vynu tampa ženklu. Taip kiekvienas iš tikrųjų, net vandens lašas, kuris tampa gyvybė šito žemėje, irgi yra toks pat Dievo ženklas, kaip Kanos stebuklas. Jis rodo į tą, kuris viešpatauja, jis rodo į tą, kuris valdo šitą pasaulį. Čarlzas Darvinas, kurį ateistai paprastai naudodavo kaip prieš Dievą, ar ne, tokį autorių, jis rašė iš tikrųjų, kad užtenka pažvelgti į drugelio sparną per mikroskopą, kad tu žinotum, jog yra kūrėjas, nes dėsniai kalba apie tai. Todėl Biblija kartais nuobodžiai, nesuprantamai, bet be galo žavisi Dievo įstatymu. Jeigu skaitote ypač Naujam testamente, ten truputį kitas aspektas, ten mums atrodo, kad Jėzus taip vis kovoja su tais įstatymo mokytojais ir rašto aiškintojais. Senasis testamentas ypatingai žavisi Dievo įstatymu, Dievo įsakymais, Dievo žodžiu. Nes jie kuria, Dievo įstatymas kuria iš nieko kažką. Mes jau praeitą kartą apie tai kalbėjome. Pavyzdžiui, kuria pasaulį nustatant ribas vandeniui. Kuria Dievo tautą duodant įstatymą ant Sinajaus kalno. Po Sinajaus kalno vergų minia tampa Dievo tauta. Ir taip toliau. Naujasis testamentas, mes sakome, tai labiau yra malonės, ne įstatymo metas. Bet kodėl? Ar todėl, kad dabar Dievo įstatymai nebereikalingi? Tikrai ne taip. Todėl, kad įstatymas yra įvykdomas Jėzuje. Pats Jėzus, jo tas toks absoliutus paklusnumas tėvui tampa ta nauja riba, arba ta kuriančia jėga, kur mes kviečiami gyventi malonės gyvenimą. Nes Naujam testamente jis nėra be įstatymų. Bet čia įstatymas yra pakeltas į tokią aukštą lygmenį, čia taip iškelta kartelė, kad šitoj žemėje mes jo negalime įvykdyti. Į eschatologinį lygmenį, o konkrečiai tai mylėti, kaip Jėzus mylėjo. Mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Tai yra naujas įstatymas. Tas pats Augustinas, apie kurio šiandien čia remsimės, kaip atsimenat, jis sakė, mylėk ir daryk, ką nori. Tai jeigu tu myli, tai tu esi, reiškia,
ne tai, kad tu esi palaida bala, bet tu įeini į tą Jėzaus sukurtą erdvę. Ne? Jėzaus paklusnumo tėvui sukurtą erdvę, kur tu esi laisvas, kur tu nebesi kažkur išmestas savo laisvėje, kažkur bastaisi, kažką čia veiki. Ne, tai yra Jėzaus paklusnumo tėvui sukurta erdvė. Ir mes šiame pasaulyje, kaip kokiam vaikų darželyje, mokomės mylėti, atleisti savo mažom jėgom, mes tobulėjam, mes augam, mes siekiam įvykdyti šitą Dievo įsakymą, siekiame mylėti, atleisti, turime tą laisvę. Ir tas, kodėl palyginau taip, gal nevykęs tas palyginimas, tai atsiprašau, kam nepatinka būti vaikų darželyje, bet šitas pasaulis yra apsaugotas Jėzaus paklusnumu tėvo meilės įstatymui. Ir tai saugo šitą pasaulį nuo sugrįžimo į chaosą, nes bet kuri mūsų nuodėmė turi galę išmesti šitą pasaulį į chaosą. Tačiau Jėzaus buvimas, Jėzaus klusnumas duoda kitą erdvę. Tai čia toks intarpas į Augustiną pamokslą. Jeigu jums tai tiko, tai priimkit, jeigu neaišku, tai tiesiog palikit. Taigi grįžtam prie Augustino, kuris sako, turime pamatyti, kad viskas yra stebuklas. Dar labiau po to palyginimo apie vandens virtimo vaisių sultimis, po to vynų, Augustinas sako, mes labai nustembame, kai Evangelijoje sakome, jog kažkas yra prikeliama iš numirusių, ar kad Jėzus prisikėlė iš numirusių ir sakome, čia kažkas negamtiškų, čia kažkokios išimtis, čia stebuklai. Tačiau jis sako, kiekvieną dieną iš nieko gimsta nauji žmonės. Nes mes žmogiškai realiai esame iš nieko. Kas mes esame? Esame vanduo, cheminiai elementai. Tikime, kad esame ir siela, kurią Dievas sukuria iš nieko. Ne, mumise tiesiog mums duoda ją ir augimo potenciją. Ne. Ir štai jau vaisius vystosi, ne, auga ir vieną dieną mes gimstame, pripildome šitą pasaulį kaip žmonės. Ir aišku, sakome, jo, kiekvienas žmogus yra stebuklėlis gimė ir taip toliau, tačiau greičiausiai mes čia kiek kitą prasme tam duodame negu šventasis Augustinas. O Augustinas sako, susimastykime, daug didesnis stebuklas yra sukurti tai, ko nebuvo, negu atgaivinti tai, kas buvo. Taigi žmogaus kūrimas dar didesnis stebuklas negu prikėlimas kažko, kas jau buvo. Ir toliau bažnyčios tėvas tęsia, jog taip pat turime pamastyti ir pamatyti, jog visa tai Dievas tėvas daro per savo žodį Jėzų. Būtent Jėzuje vyksta tie stebuklai. Kaip ir Kanoje, vanduo virsta vynu, taip visi kiti stebuklai šitame pasaulyje, kas yra sukurta ir matoma, viskas įvyko ir vyksta nuolat per Jėzų Kristų. Per jį. Kaip ir sakome, taip pat visa tai yra saugoma arba atperkama ir saugoma per Jėzų. Apie tai buvo irgi mūsų tas intarpas prieš tai. Todėl Augustinas tęsia, pirma, neįstebėkime stebuklai, kuriuos padarė Jėzus žmogus. Kana buvo pirmasis iš tų stebuklų. Stebėkimės dalykais, kuriuos sukūrė Jėzus Dievas. O tai yra dangus, žemė, jūra. Kiekvienas, kaip Augustinas gražiai sako, dangaus ornamentas. Ar jūs dažnai stebitės dangaus ornamentais? Vienas iš dalykų, kuris padeda tikrai mąstyti apie Dievą, tai kai pamatai kiekvieną dieną kitokį dangų, kaip Dievui nenusibosta, net tuos ornamentus kurti. Žemės vaisingumas, jūros turtai ir visa tai yra sukurta per Jėzų Dievą. Ir pati nuostaba,
kuri mumyse gimsta, tai matant, tai irgi yra kuriama. Ir tai jau yra šventosios dvasios darbas. Šventoji dvasia kviečia mus šlovinti, kviečia mus dėkoti. Ir būtent tas šlovinimas ir dėkojimas, kai mes jį skiriame teisingai, mes jį skiriame būtent tėvui per Jėzų Kristų, jis padeda mums nepadaryti tuos sukurtuosius dalykus stabais. Nes jie yra tokie nuostabus, kad ne veltui daug amžių, ne, ir mūsų protėviai, ir visi žemės žmonės praktiškai garbindavo Dievo kūrinius vietoj paties Dievo, nes matė jų nuostabumą ir tą tvarką. Ne. Aš manau, kad visada religijuose buvo svarbu būtent tas tvarkos momentas, apie ką jau kalbėjom, tas dėsnių momentas. Nes dėsnis yra tai, kas iš tikrųjų yra nuostabiausia, kas stebina, kad saulė tikrai kiekvieną rytą pateka, kad jinai yra stabili ir kad naktis vėl ateis, kad po žiemos bus pavasaris ir taip toliau. Šitą tiesą labai taip ryškiai išgyvenau, asmeniškai, taip jausmiškai. Dabar jau neatsimenu, kad taip nepraeitas pavasaris tai buvo. Žodžiu, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir tai buvo žiema, na, ir tada dar aišku labai stiprios emocijos, dabar mes labai apsipratę su dalykais, bet tuo metu labai stiprios emocijos ir kiekvieną dieną sekitais tuo visus siaubu, tuo, kas vyksta ir taip toliau. Ir, reiškia, yra vasaris, yra kovas, balandis ir prasideda pavasaris. Na, pradeda sprogti medžiai, pradeda gėlės skleistis, paukščiai čiulbėti. Ir va tada labai ryškiai išgyvenau tą, kad ta Dievo tvarka yra nepajudinama. Kad ir kokį chaosą įneštų mūsų nuodėmės, kad ir kiek duota blogiui čia tos galios ardyti, net ta Dievo tvarka yra nuostabiausias stebuklas, jinai nepajudinama ir tai mums duoda tikėjimo ir vilties, kad Dievas ir atkurs tą tvarką ir savo dėsnius visuose dalykuose. Ir ypač didžiai tą meilės dėsnį, tą, ką mes sakėm, tą eschatologinį įstatymą, jis irgi įvykdys vieną dieną ir mes kartu su juo, kai visas pasaulis bus sugrąžintas į tėvo glėbį ir visa tiesa ir teisybė atstatyta ir visos žaizdos išgydytos ir ašaros nušluostytos. Taigi visi sukurtieji dalykai per garbinimą ir šlovinimą mums padeda, jie yra tokie nuostabus, kad jų uždavinys yra padėti mums atpažinti nuostabumo pasaulio kūrėjo per Jėzų Kristų. Tai tas yra toks pirmasis punktas Švento Augustino šitam pamoksle apie Kaną. Ir einame toliau, pereiname į antrą punktą. Ir čia Augustinas jau dabar kviečia savo klausytojus mąstyti dar aukščiau ir dar plačiau. Tai sakykime, kur dar aukščiau? Ogi, jis sako, žvelkim į dar aukštesnius dalykus, kas yra per Jėzų padaryta. Aš kalbu apie angelus, arkangelus, sostus, galybės, viešpatystės, kerubinus, serafinus. Ir jis ten išvardina visus tuos angelų chorus. Taigi Augustinas nori, kad mes tikrai į Kaną įeitume nustebę, kad mes į Kanos įvykį, į tas vestuvės įeitume taip pravertom burnom, kas čia vyksta. Nes tikėjimas pakelia mūsų žvilgsnį į tą dailydės sūnų, į Marijos sūnų, kuris Kanos vestuvėse yra vienas iš tų daugelio jaunųjų giminaičių ir kviečia jame pamatyti, pirmas punktas buvo visos gamtos kūrėja, o antras punktas čia visos antgamtės kūrėja.
kerubinai, visi tie, ką ten Augustinas vardina, ten angelai, arkangelai, serafinai, visi tie angelų chorai devyni ir taip toliau, jie tikrai ne amoriukai, ne tie kalėdiniai angeliukai, kad ir kokie jie gražus būtų, kad ir kokiais geltonais plaukais ir baltais rūbais, visa tai yra labai, labai maži simboliukai. To, kas iš tikrųjų yra šitos dangiškos būtybės, šitas nematomasis Dievo sukurtasis pasaulis. Jėzus nėra irgi pigus stebukladarys, kuris padaugina žaisliukus, kad žmonėms būtų linksmiau gyventi. Kaip ir angelas nėra amoriukas su strėlė ir tuo lanku, ne? Jeigu mes pamatytume angelą, angelai yra patys mažiausi ten visoje tai hierarchijoje. Reiškia, ten visi tos kitos būtybės yra dar viršesnės už angelus. Mes kiekvienas turime angelą sargą, ne iš tų mažiausių. Jeigu mes pamatytume vieną iš tų mažiausių, iš nematomojo pasaulio, mums užtektų, mes mirtume iš žavesio ir tos galybės ir jėgos, ką mes pamatytume. Kaip sakoma Biblijoje, jeigu kas pamatytų Dievo veidą, jis mirtų, jeigu kas pamatytų angelo veidą, koks jis yra, ir to užtektų. Žmogaus širdis per maža. Ne, virš žmogaus yra nesuskaitomi pasauliai pilni nuostabumo ir didybės, kuriuos mes savo kūniškumo akim nematome, tik tikėjimu truputį prisiliečiame. Taigi, kodėl Augustinas mums į tuos angelus atveda, nieko ten daug jis apie tai nekalba, nes mūsų vaizduotė nesiekia ten tų dalykų. Mes tik, kaip sakiau, truputį tikėjimu prisiliečiame, kas mums yra svarbu tame, kad suprastume, jog į Kanos vestuvių menę įeina tas, priešais kuri dreba iš nuostabos, ne iš baimės, bet iš nuostabos dreba visos nematomos jėgos ir pasaulio pagrindai. Ne, tas yra. Ir šitas pats Jėzus, per kurį visa tai yra sukurta, visos tos nuostabiausias būtybės, nuostabiausi pasauliai, jis taip pat įeina į kiekvieną vestuvių pokylį. Gal kas nors iš jūsų nesenai turėjot vestuvės. Gal jūsų pačių, gal kokių pažįstamų ar giminaičių. Gal krikštynas, gal kokias sesės, kokius įžadus turėjo, ar dar kažką reiškia, gal nesenai išpažinties buvo, ne, gal komuniją priėmėm nesenai, nes visa tai yra tie didieji įvykiai, kur Jėzus eina labai taip stipriai. Tai žinome, jog tai įeina tas mūsų jaunikis angelų kūrėjas, viešpačių viešpats. Ir čia tas viešpačių viešpats, čia ne Makrono ir Putino ir Baideno viešpats, bet čia tų sostų viešpatyščių, kerubinų, serafinų ir taip toliau, tai jų viešpats. Ne apie tik Biblija kalba ne apie šitos žemės valdovus, o apie antgamtinio pasaulio galybės. Taigi, Šventasis Augustinas kviečia savo klausytojus ir mūsų visus nustebti kiekvieną kartą, kai mes susitinkame su Jėzumi tuo paslaptingu būdu, per sakramentus, per šventą raštą. Šventasis Ignacas sako, kad kiekvieną kartą, kai ateini į maldą, tu prieš atsisėsdamas, atsiklaupdamas, pagarbink tą vietą. Nes tai yra kaip ta vestuvių menė, į kurią tuoj nusileis viešpačių viešpats. Ir jis ateis taip paprastai į pokalbį su tavim. Dar vienas dalykas, kuo irgi galime stebėtis, tai yra mūsų pačių siela. Viena tokia sesuo vienuolė rašė, aš nežinau nieko nuostabesnio už mano sielą. Jeigu angelai ir visi arkangelai ir kitos būtybės mus verstų numirti į susižavėjimą,
Tai mūsų pačių siela yra mumyse kažkas labai nuostabaus. Ir kai mes pamatysime savo sielos grožį, ne, mes galėtume pradėti garbinti save. Ir tai tikrai čia kalbu ne apie tą egoizmą ar narcisizmą, bet čia tas tikrasis žavesys. Augustinas sako, mąstykim apie mūsų sielą su visomis jos galiomis, su jos panašumu į Dievą, su jos nemarumu. Ar kada pagalvojat, kad mes jau visada būsime. Niekada jau nebebus tokio momento, kai manęs nebebus. Kartais taip, kokias močiutės sako, nu, vaikeli, kai manęs nebebus, tai daryk taip, ir prisimink, ką aš sakiau. O nebus tokio momento daugiau. Mes būsime jau visada per amžius, per amžius, per amžius. Nebus daugiau niekada to, kad manęs nebus. Ir tai yra dėka mano sielas, kuri yra tokia nuostabi ir tokia galinga, kad net ir mūsų mirtingieji kūnai bus prikelti naujų būdų. Ir šita siela, šita nuostabioji mūsų būtis, mes, taip pat yra sukurta iš nieko. Tėvo noru per Jėzų Kristų. Tai yra tas Jėzus, kuris ateina į susitikimą su mumis, kaip jaunikis, kaip mūsų mylimasis. Sekančiam žingsnį einame toliau, keliaujame po Šventą Augustiną. Ir toliau Augustinas davęs šitą įžangą, meldžia, kad viešpats mūsų supratimo vandenį paverstų savo išminties vynu. Aš čia truputį perfrazuoju, jis taip ilgesniais sakiniais kalba. Kad mes suprastume Kanos slėpinį ir kad mes suprastume visą Dievo darbą. Mes praeitą kartą jau truputį užsiminiau, kai mes kalbėjome apie vyno simbolius šventajame rašte. Aš užsiminiau apie tai, jog labai gražiai yra aprašoma išmintis Senam testamente. Tai šiandien tiesiog graži citata, noriu skirti jai laiko. Man atrodo, kad mes praeitą kartą jos visos neperskaitėme. O jeigu skaitėm, tai atsiprašau, tai dar kartą pakartosim, nes labai gražu. Tai būtų, galite atsiversti Siracido knygą. Siracido knyga 24 skyrius. Ir bus 13-22 eilutės. Siracido 24, 13, 22. Išmintis yra tokia, nemažai pasirodo Senam testamente keletą kartų. Ir kartais neaišku, kas tai yra. Ar tai yra pats Dievas, ar tai yra kažkoks angelas, ar kas. Paprastai sakome, jog išmintis Senam testamente yra viena iš Dievo personifikacijų arba tokio Dievo apsireiškimų. Kartais tapatinama su šventąja dvasia taip pat, bet, žodžiu, toks, gerai, skaitome. Išaugau kaip kedras Libane, lyg kiparisis ant Hermono kalno. Išaugau kaip palmė Engedija, lyg oleandrų krūmai Jeriche, kaip dailus alyvmedis lygumoje, išaugau lyg platanas prie vandens. Kvepėjau kaip cinamonas ar sotvaras ir lyg rinktinė mira skleidžiau savo malonų kvapą. Kaip galbanas onychai ir mastikmedžio derva, tarsi smilkalų kvapas padangtėje. Skleidžiau savo šakas kaip terebintas, taip garbingos ir dailios yra mano šakos. Kraunu dailius pumpurus kaip vynmedis ir mano žiedai duoda garbingų ir gausių vaisių. Gimdau kilnią meilę, pagarbą ir šventą viltį, būdama amžina esu duota visiems savo vaikams, tiems, kurie yra jo paskirti.
Ateikite pas mane visi, kurie manęs trokštate. Valgykite iki soties mano vaisių. Atsiminti mane yra saldžiau už medų, geriau turėti mane negu medaus skorį. Kas mane valgo, labiau manęs alksta. Kas mane geria, labiau manęs trokšta. Kas manęs klauso, niekais nenueis. Kas elgesi, kaip aš liepiu, niekad nenusidės. Įdomu pažiūrėti šitą ištrauką. Jeigu mes žiūrėsime daiktavardžius, tai maždaug pusė, aš nežinau, ką tai reiškia, nes čia visokie kvapnus dalykai. Galim tiek suprasti, kad labai daug kvapų. Ne? Bet jeigu pasižiūrėsime veiksmažodžius, tai jie tokie labai gražią dinamiką mums rodo. Pirmiausia, mes suprantame, tą, ką ir Augustinas sako, išminties reikia melsti. Ne, tai nėra tas žmogiškasis intelektas, bet dieviškoji išmintis yra duotybė, nes jį išauga. Panašiai kaip prieš tai buvo kalbama apie tą, reiškia, kaip Dievo dovana, kaip viskas auga. Antras dalykas – jį kvepia. Čia tikrai daug yra skiriama kvapams įvairiams tų žodžių. Ir kvapas yra simbolis to, kad šitas dalykas patraukia žmogų. Ir tai yra labai svarbu dieviškųjų dalykų pažinime. Reikia labai išmelsti kvapo. Nes kartais mes sakom, kalbu kokiam žmogui ten gerus dalykus, kaip tau reikia gerai elgtis, kaip tau reikia Dievą tikėti. Bet kol jis to kvapo nepajaučia, ne, kol jam ten tie cinamonai visi ir visokias tas galbanas ir onychai ten nekvepia, ne, tie žodžiai, jie tik lieka žodžiais. Taigi, dieviškoji išmintis paliečia žmogaus jutimus, paliečia žmogaus jausmus. Kitais žodžiais, paliečia žmogaus širdį. Ir tada jinai įeina į žmogų. Lygiai kaip stiprus kvapai, jie persmelkia visus žmogaus rūbus, net odą ir taip toliau. Na, jeigu esame kokia kvapnioj patalpoj, ne, tai mes irgi pradedame kvepėti, mes prisisunkėme to kvapo ir atvirkščiai, jeigu kepame svagūnus, tai visi žinom. Bet gerai, grįžime prie išminties, kuri kvepia, reiškia, jinai skleidžia tą žavesį, ne, kuri siekia mūsų persmelkti. Tada jinai skleidžiasi, ne, o skleidžiasi jinai jau įsibrovusi į žmogų, ne, užmesgusi santykį su žmogumi, jinai skleidžiasi, krauna pumpurus ir duoda vaisių. Duoda vaisių, aišku, žmogaus sieloje ir per žmogaus sielą. Ir gimdo jame meilę, pagarbą ir viltį. Ateikite pas mane, išmintis kviečia. Taigi išmintis yra dar viena tėvo dovana per Jėzų. Kaip jau sakiau, neretai tapatinama su pačia šventąja dvasia. Kaip mums persisunkti, kaip mums leisti tai išminties kvapui mus persunkti, kad jis paskui mumyse skleistųsi, krautų pumpurus ir duotų vaisių. Tai tokie du dalykai, vienas yra klausytis Dievo žodžio. Ar tai būtų skaitimas, ar tai būtų klausytis kažkokio, ar skaityti kokią gerą knygą, ar šventą raštą, ar kažko klausytis, ar tai būtų kažką apmastyti. Ir antras dalykas, tai yra laikas tylai. Nes garsas, tuščias garsas, kurio aišku dabar pilnas visas pasaulis, jis neleidžia išminčiai mūsų persunkti. Jis mūsų visą laiką nuveja, ne? Kaip koks anti, nežinau, reiškia. Tas, kas prieštarauja, tas, kas atstumia.
Toliau grįžtame prie Švento Augustino arba tęsėme su Šventuoju Augustinu. Jis sako, visos šitos dovanas, visa šita Dievo šlovė, tai yra ir sukurtas regimasis pasaulis, ir visos dangaus galybės, ir pati išmintis kviečia mus į vestuves. Tas yra jų tikslas. Kam visa tai? Tam, kad mus pakviestų į vestuves. Tas eschatologinis tikslas. Kaip jau pradžioj sakiau, ir šitoje vietoje Augustinas būtent tą mini, neturime stebėtis, kad Kristus ėjo į Kanos vestuves, nes jis atėjo į vestuves į šį pasaulį. Kai Kristus ryžtingai kreipia savo žingsnį, jis kreipia žingsnį į vestuves. Ir jeigu jis nebūtų atėjęs į vestuves, nebūtų ir sužadėtinės, nes be sužadėtinio nebūna ir sužadėtinės. Ne. Mes praeitą kartą jau skaitėme tą antras laiškas Korintiečiams 11 skyrius, 2-3 eilutė. Man atrodo, ar praeitą ar užpraeitą kartą kalbėjome apie tai, jog Paulius čia rašo 2 Korintiečiams, kur jis palygina krikščionis, taigi mūsų visus su Kristaus nuotaka. Jis rašo tam 2-3 eilutė, aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydų. Mat aš jūs sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jūs kaip skaisčią mergelę. Bet aš bijau, kad kaip žaltys savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų minčių, kad nesugadintų ir neatitrauktų nuo tyro atsidavimo Kristui. Tai čia, va, tą, ką kalbėjome apie tą prieštaravimą išminčiai, ne, kai gundimai įvairios mintis, triukšmas vidinis mus nuneša nuo tos išminties. Ir tam pačiam antram laiške Korintiečiams 1 skyriaus 22 eilutėje Paulius sako, jis, tai yra Kristus, pažymėjo mūsų savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis dvasios laidą. Visos pasakos, ne visos, bet dauguma pasakų, bent jau tos, kurios mums labiausiai patinka, kalba apie ką? Kaip princas ateina gelbėti princesės nuo drakono, kokią nors ar kokias baidyklės žmogėdrus. Tai iš tikrųjų archetipas, tai toks. Tai, kas atspindi tą didžiąją istoriją, kurią patyrė visa žmonija, o būtent, kad Jėzus, kaip jaunikis, ateina į vestuvės, tačiau pirmą jis turi išgelbėti nuotaką, jis pirmą turi išgelbėti mūsų iš šėtono, nes esame suvedžioti, kaip Paulius sako, žaltis savo gudrumu suvedžioja nuotaką, suvedžioja sužadėtinę. Taigi, jinai pirmiausiai turi būti išgelbėta, o tada jau gali būti švenčiamos vestuvės. Ir nuotakai yra duodamas tas ne tik tai žiedas, kaip sužadėtinis ženklas, bet netgi antspaudas. Žinot, anksčiau antspaudas ir buvo žiede, ne, kad tai yra priklausomumo ženklas, kad tu tikrai esi mano. Ne, ant tavęs yra uždėtas tiesiog Jėzaus antspaudas. Ir tas antspaudas yra pati šventoji dvasia. Na, yra įspausta mūsų sieloje. Neklauskit kaip. Ne, tai yra dvasiniai dalykai, tačiau tai yra toks, kad mes irgi tą pagautume ir pajaustume, kad tai yra visiškos priklausomybės ženklas. Ne, mes priklausome Kristui per šventąją dvasią, per krikštą, per sutvirtinimą. Turime šitą antspaudą. Augustinas klausė šitam savo pamoksle, kasgi gali tiek duoti savo sužadėtiniai? Paprastai sužadėtinėm yra siūlomi turtai, gal namai, padėtis. O jeigu kas ir turi atiduoti savo kraują už savo mylimąją, tai kaipgi gali paskui susituokti? Miršta, jeigu jis atiduoda gyvybę.
O Jėzus yra, reiškia, būtent tas sužadėtinis, kuris miršta, tačiau prisikelia. Ir jo prisikėlime mes tampame vienas su juo. Jis galva, mes kūnas. Ir kartu su juo mes, kaip Augustinas gražiai rašo, mes išeiname kaip sužadėtinis ir sužadėtinė iš tos vestuvių menės, kuri yra pati mergelė Marija. Čia bažnyčios tėvų lyrika labai graži. Čia tokiam intarpui gal labai žinomas ta istorija, ne kartą yra skaityta, bet jinai gražiai apie tą tokią iliustraciją, apie tai, ką Kristus dėl mūsų padarė. Tai apie berniuką, kuriam buvo paprašyta, kad jis leistų perpilti kraują savo sesutei, nes atitiko kraujo grupę, o sesutei būtinai reikėjo kraujo perpilimo. Ir gydytojai ir tėvai paprašė, kad reiškia, tas berniukas sutiktų ir kad leistų perpilti kraują. Ir berniukas iš pradžių labai išsigando, tai buvo mažas visai berniukas. Reiškia, ir išsigando, ir taip kaip ir nenorėjo, ir dar kažką, bet paskui kažkiek pamastė ir sutiko. Ir jau tada jis, reiškia, ten guli, ir jis žiūri, kaip ten jo kraujas bėga į sesutės ranką ir jis pradėjo verkti tyliai. Ir tada gydytojai klausė, kodėl tu verki, tugi išgelbsti savo sesutę. Ir tik paskui sužinojo, kad jis buvo supratęs, kad jis turės atiduoti visą savo kraują. Jis buvo pasiryžęs atiduoti savo gyvybę už savo sesutę. Taip, tai berniukui nereikėjo, bet Jėzus tikrai atidavė visą savo kraują už mus. Ne už savo sužadėtinį. Toliau eisime tokią truputį kitą temą. Ar jau labai pavargot? Nedaug beliko mūsų vestuvėse pabūt. Ir dabar truputį tokiam daugiau pažinimui. Gal čia ne tiek apie Kanos vestuvės, bet čia, kad mes truputį, kaip sakiau, pažintume tą patristikos laikų kontekstą, kai bažnyčios tėvai turėjo labai diskutuoti su daugybė įvairių to metų religijų ir sektų. Kažkaip tai primena ir mūsų laikus, tik tai pas mus dabar apologetika, tai yra krikščionybės toks gynimas, nėra labai populiaru. Mes daugiau taip, gerai, jeigu kiekvienas tiki, ką nori. Ne, daugiau tokia šiuo metu yra nuostata. Ne, tačiau tais laikais šitą mažą gimstančią krikščionių bendryją ir jų tikėjimą reikėjo labai aiškiai išryškinti, įvardinti, surašyti, reiškia nustatyti dėsnius, vėlgi tą tvarką, kad gimtų krikščionybė, kad jinai vystytųsi, kad jinai augtų, nes be tvarkos to nevyksta. Ne. Taigi Augustinas toliau leidžiasi į tokią diskusiją, ne diskusiją, labiau jis, reiškia, prieštarauja tokiai tuo metu labai paplitusiai religijai, kuri vadinasi manicheizmas. Nežinau, kiek jūs su tuo esate pažįstami. Tai yra viena iš to laikmečio, tai yra 3-7 amžius, kai manicheizmas tiesiog klesti. Reiškia tokia religija, galime sakyti, ir jinai vienu metu net yra pati populiariausia pasaulyje. Labai trumpai apibūdinant, jis sako, jog dėl pasaulio kovoja dvi vienodos jėgos. Tai yra šviesos ir tamsos, arba gėris ir blogis. Ne. Ir šviesos jėga yra dvasinė, o blogio tamsos jėga yra materialinė. Nu, tai jau galime suvokti, kokios pasiekmes, ar ne, tokio tikėjimo, tokios teorijos. Pats Augustinas prieš savo galutinio atsivertimą į krikščionybę irgi buvo manicheistas. Jis buvo šitos religijos išpažinėjas, domėjosi, skaitė, jis juos gerai pažindavo. Tai dabar prie ko čia tie
Kanos vestuvės ir tie manicheistai, nes pasirodo, jie naudoja Kristaus žodžius, kas man ir tau, moterie, reiškia, tam, kad įrodytų, jog Jėzus negimė iš Marijos kaip iš žmogaus ir nebuvo žmogus. Nes pagal manicheistinę religiją visa, kas yra kūniška, yra ir blogis. Todėl nebuvo taip pat skatinamas vestuvės, nebuvo skatinamas vaikų gimdymas, nes kuo daugiau materialaus pasaulio, tuo daugiau blogio. Iškia, viskas turi būti sudvasinta. Nes tik dvasiniai dalykai yra šviesos dalykai ir taip toliau. Augustinas vadina šitos argumentus ir šitokius žmonės melagiais, kurie yra pasidavę šėtono apgauliai. Ir paskui jis ten išaiškina, aš gal neduosiu ten jo visus tos argumentus prieš manicheizmą, mes jau užpraeitą kartą, kai kalbėjome, tai aiškinome, kaip įvairiai galima interpretuoti Jėzaus žodžius, tai Augustinas irgi naudoja savo interpretacijas. Tačiau kas yra įdomu, reiškia, tas yra, kad pats Augustinas, kuris buvo manicheistas, jis dabar, reiškia, kalba savo argumentais prieš šitą religiją. Ir jis tam tikrą prasme nusižemina tą darydamas. Kodėl? Todėl, kad manicheistai save laiko daug išmintingesniais negu krikščionys. Čia vėlgi kažkokias paralelės galime jausti ir su šiais laikais. Ir tas pats buvo šitais pirmais krikščionybės amžiais ir tą patį patyrė Augustinas ir jis pats buvo atstovas šitos pakraipos. Jis bandė skaityti, jo motina buvo krikščionė, Augustinas bandė skaityti šventą raštą, Bibliją. Supraskime, tai buvo žydų šventraštis. Žydai nebuvo išskirtiniai Romos imperijos piliečiai. Tai buvo tokie gana abejotini žmonės. Ne? Šventasis raštas atrodė kažkas labai naivaus. Kažkas labai ten, kažkoks dailidės sūnus, kažkokius keistus stebuklus daro. Ne kažką ten šneka. Ir pačiam Augustinui, jo, reiškia, manicheizmo laikais šventasis raštas atrodė per prastas. Ir jis sakė, tai yra kažkas, kas skirta vaikams, kaip pasakos skaityti. Pažįstama, ne? tai esame kažkur grįžę prie to. Ir labai keistas tas Dievo humoras, čia man tiesiog norėjusi šitą dalyką papasakot, kokiu būdu Augustinas atsiverčia į krikščionybę. Aišku, ten prieš tai vyksta ten įvairūs dalykai, ten jam ir sunku atsisakyti nuodėmės ir jam dar sunkiau atsisakyti to, kad jis kaip manicheistas, jis yra atstovas tokias išmintingesnės religijos, jis čia toks apšviestas labai, jis čia kažkoks toks išskirtinis. Ir vieną kartą Augustinas sėdi ir savo sode ir išgirsta, kad už gyvatvorės vaikas laksto ir dainuoja tokią dainelę. Imk ir skaityk, imk ir skaityk, imk ir skaityk. Ir Augustinas ima ir pradeda skaityti Naująjį testamentą. Ir įvyksta jo atsivertimas, įvyksta tas jo lūžis. Galime sakyti, Augustino tą vidinę puikybę sulūžta prieš Dievo sūnaus paprastumą. Prieš tą Dievo nusižeminimą, kurį mes sutinkame krikščionybėje ir kurį netaip jau paprasta priimti, kaip mums atrodo. Paskui apie Augustiną, jo biografai rašo, jog Augustinas, jis tikrai buvo vienas iš išmintingiausių žmonių, manau, bet kada gyvenusių pasaulyje, bet sako, jis tapo kaip vaikas, ta prasme, kad jis visą gyvenimą keldavo klausimus ir ieškodavo atsakymų. Ir būtent tame buvo jo išmintis. Čia gal kažkas panašaus su Sokratu būdavo, graikų filosofų, kuris irgi
tik jis keldavo kitiems labiau klausimus, ar ne, kad išmintis ateitų per klausimus. Visada labai baisu, kai jau sakome, aš jau viską žinau, aš jau viską suprantu. Ne. Šiuo metu irgi tas, manau, labai aktualu, va, toks Augustino kelias yra šiuo metu, kai bažnyčia mus kviečia į tą sinodinį tokį suvokimą. Nes sinodinis suvokimas, man atrodo, irgi labai reikalauja iš mūsų tokio to nusižeminimo. Kad išeiti iš to, kad aš viską žinau, viską suprantu, viskas aišku, įeiti į klausymosi būseną. Į tą vaiko dainelę imk ir skaityk. Tai mūsų bažnyčia dabar kviečia irgi kaip vaikus, imk ir klausykis, eik ir klausykis žmonių, ne, ir tame atpažinti Dievo vedimą, tame atpažinti Jėzų, kuris kalba per kiekvieną žmogų. Taigi tai būna mums toks širdies apmąstymai ir paskatai. Kristaus žmogiškumas, kurį manicheistai, kaip mes suprantame, neigia, yra visada buvęs labai svarbu krikščionybė. Vienas dalykas, jam reikėjo tą atstovėti prieš manicheizmo, reiškia, ereziją, kuri visą laiką taip konkuravo su krikščionišku, reiškia, bažnyčios mokymu. Reikėjo patiems krikščionims atsirinkti, kur ta tiesa. Iš vėlesnių jau tokių viduramžių į tai labai stiprų dėmesį kreipia tokia didi šventoji kaip Teresė Avilietė, kuri irgi viena iš išmintingiausių, manau, dvasinių pasaulio mokytojų. Jinai irgi savo darbuose visada kviesdavo žmonės, savo seseris ir taip toliau, visada grįžti prie Kristaus žmogystės. Neklaidžioti kažkur, reiškia, dvasinėse plotmėse, atsitraukiant nuo Kristaus žmogystės. Labai galima pasiklysti. Ne. O Kristaus žmogystė yra tai, kas yra labai tvirtas pagrindas, kas duoda tą nuolankumą, tą paprastumą, tą aiškumą. Ne. Kristus kaip žmogus, Kristus, kuris tapo kaip mūsų. Taigi, jeigu paskutinis dar žodis apie manicheistus, jeigu manicheistam reiškia, žmogaus kūnas yra dvasios kalėjimas, tai jie, kaip jau sakiau, yra prieš santuoką, prieš vaikų gimdymą, o Jėzus ateina kūne pašventinti žmonių santuoką, pašventinti vaikus. Ir jo kūnas yra tikras, jo žaizdos yra tikros, jo žodis yra tikras. Ir mes galime jame turėti tiesos ir tą, kaip sakėme, tą dėsnį, kuris visą sutvarko, įskaitant ir mūsų nepaklusnius kūnus su viskuo, ką jie turi. Tai tiek apie šitą Augustino homilijos dalį. Jis čia labai, labai daug su tais manicheistais kovoja, tačiau ten nesileisim tik tai, kad suprastume. Toliau Augustinas sako, reiškia, vien tokį labai trumpą noriu ištrauką, kaip jis paaiškina apie tai, kas man ir tau moterie, arba pagal tą vertimą, kurį naudoja Augustinas ir kurį naudoja manicheistai, yra kas man su tavim, moterie. Ne? Tai Augustinas sako, stebuklas, kuris vyks Kanoje, yra grinai dieviškas. Ir Jėzus čia veikia kaip Dievas. Todėl Marija čia reiškia, turi pasitraukti. Čia Augustino toks aiškinimas. O kai ateis kryžiaus valanda, kur vyksta tos tikrosios vestuvės, tada Marija ten ateis ir bus šalia jau kaip motina, nes ten kentės Jėzus savo žmogiškume. Jėzus atiduos save kaip žmogus už mus. Čia ant kryžiaus jis bus tam pilnam žmogiškam silpnume, kuris yra moters pagimdytas.
Dar vienas toks Augustino ginčas, kuris toliau tęsia savo homilijoje apie vestuvės Kanoje, yra su astrologais. Reiškia, su tais, kurie aiškina viską, ar mėgsta skaityti horoskopus, kurie viską aiškina pagal žvaigždės, žvaigždžių judėjimą, ir tuo metu tai buvo labai populiaru. Ir štai šitie astrologai sako, jog tai, ką Jėzus toliau sako, dar neatėjo mano valanda. Pagal Augustiną, reiškia, ką jis toliau aiškina, galima suprasti, jog jie teigia, jog Jėzus neižvelgia dar danguje pagal žvaigždžių išsidėstymą, kad jau skirtas likimas, reiškia, būtų atėjęs. Taigi, kitais žodžiais tariant, čia Jėzus yra nuvertinamas žemiau už žvaigždės. Ir Augustinas, aišku, prieštarauja, sakydamas, jog jis yra pats žvaigždžių kūrėjas ir jo veikimo laisvės neveikia dangaus kūnų judėjimas. Kas yra valanda, apie kurią Jėzus sako, kad jinai dar neatėjo? Tai aišku yra Jėzaus mirties valanda. Tai pagal kitas švento rašto vietas yra suprantama. Ir kaip sako Augustinas, Jėzus renkasi laisvai. Jėzus renkasi laisvai, kada jis pradės eiti savo mirties valandą, o tai yra į tą atpirkimo momentą. Jis galėjo tą padaryti bet kada. Ja, tai irgi bažnyčios tėvas pabrėžė, Jėzus yra laisvas. Niekas čia neturėjo galios jam pasakyti, kada jis turėjo numirti. Aišku, šventam rašte gali susidaryti įspūdis, kad ten viskas taip logiškai vedė kažkokie įvykiai, ten prie pavydų, tada prie išdavystės, tada čia romėnai, čia judėjai buvo ir taip toliau. Tačiau mes turbūt jau labai gerai suprantame, jog tai yra Jėzaus paties pasirinkimas, kada ir kaip. Jau ne kartą esu sakius, kad man vienas iš tokių tokių ženklių labai momentų Gibsono filme apie Kristaus kančią yra, kai jis susitinka su Marija kryžiaus kelyje, savo motiną. Ir Marija paskui, kai lieka jau viena, jinai sako tokius žodžius, kad mano sūnau, kada ir kaip tu pasakysi, kad jau gana. Tai jie ženklina čia labai, man atrodo, gerai pavykę filmo autoriams pasakyti tą Jėzaus laisvę. Kad jis yra tas, kuris renkasi, kada ir kaip sužadėtinė bus išlaisvinta. Kada ir kaip užteks. Kad mes dar nepamirštume pavartyti šventą raštą, tai pakviesiu atsiversti Jono Evangelijos 10 skyrių dabar. Ir perskaitysim apie tai, Jėzus pats sako. Jono 10 skyrius, 11-18 eilutės. Jono 10, 11, 18. Aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys neganytojas, kuriam avis nesavos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avydės ir jas man reikia atsivesti. Jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu.
aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Augustinas buvo, iš Jėzaus prie Augustino pereisim, taigi Augustinas buvo pamišęs dėl laisvės. Na, tai mylėk ir daryk, ką nori, arba kitur sako, visada renkuosi aš ir aš esu tas, kuris renkuosi. Augustinui labai svarbu žmogiškos laisvės samprata, nes žmogiškoji laisvė yra dvasinės brandos būtina sąlyga. Tai yra didžiausia Dievo dovana, didžiausias Dievo pasitikėjimas. Ir tą laisvę mes gauname iš Jėzaus, kuris irgi yra laisvas. Ir Jėzus renkasi savo valandą. Vat Augustinui svarbu tą pabrėžti. Jis renkasi valandą, bet pagal kokį kriterijų Jėzus renkasi, kada numirti. Nežinau, jeigu man reiktų numirti, tai aš rinkčiausi gal kuo greičiau, arba kuo vėliau, aš nežinau. Labai sunku pasakyti, gerai, kad mums nereikia rinktis. Jėzus renkasi tą valandą, kada bus įvykdytas tėvo planas. O koks yra tėvo planas? Tėvo planas yra suburti bažnyčią. Ką Jėzus veikia per tuos savo metus, kuriuos jis gyvena šitoje žemėje, jis būrė bažnyčią, kuriai toliau patikės savo darbą. To, ką mes pridėjome šitą paskaitą, ne? Kad tai silpnai bažnyčiai yra patikėta toliau nešti Jėzaus žinią. Taigi Jėzus renkasi valandą, kai bus sukviesti mokiniai. Kai mokiniai sukviesti, čia yra Kanos vestuvės, bet dar ne valanda. Dar mokiniai turi susidraugauti su juo. Jie turi tapti jo bendražygiais. Jiems turi būti perduota žinia. Jie turi būti stebuklų liudytojais. Jų tikėjimas turi subręsti. Visa dirva turi būti paruošta. Kam? Mums, jo mokiniams, kad mes galėtume dalyvauti, kad mes galėtume nešti savo indėlį. Taigi, kad mes taptume laisvais išganimo darbo dalyviais. Tada ateina Jėzaus valanda. Taigi mes matome tą milžinišką laiko ir laisvės vertę. Taip vyriškai tariant, dieviškasis laikas švenčia santuoką su žmogiškąja laisvė, kur atsižvelgia vienas į kitą, kur yra bendras šokis tarp Dievo laiko ir žmogaus laisvės, kur prisitaiko vienas prie kito žingsnio, įsiklauso vienas į kitą, pakviesti įsiklausyti. Augustinas pabrėžia, jog Jėzus turėjo pilnai apreikšti savo žmogystę ir dievystę, kad jį pažintų kaip tokį. Čia vėl mes matome turbūt tą kalbėjimą tiem manicheistams. Jis sako, tas, kuris kentėjo alkį kaip žmogus, pamaitino tūkstantinę minią kaip Dievas. Tas, kuris pavargęs miegojo kaip žmogus, sudraudė vėtrą kaip Dievas. Ir taip toliau. Jeigu mes grįšime prie Kanos įvykio, tai galim sakyti, jog Jėzus ateina į Kaną kaip Marijos sūnus, o išeina kaip tėvo sūnus, vykdyti tėvo valios. Prasideda Jėzaus viešoji veikla. Dar noriu pabaigai, dar turime keletą minučių šiandien, noriu pasakyti keletą žodžių apie Mariją. Ir būtent gal tokią temą apie Marijos kenozę. Tai bus labai trumpai, čia neišvystysiu labai temos, nes mes jau neturime tam laiko ir nėra tas gal tikslas. Tačiau negalima apeiti turbūt Marijos rolės, kalbant apie Kanos vestuvės. Taigi Marija Kanos vestuvėse, praktiškai tai jau ir dalinai vyksta šventykloje, kai jinai randa 12-metį Jėzų, kuris pasako, kad jis turi vykdyti savo tėvo valią, būti tėvo namuose.
Tačiau būtent Kanos vestuvėse Marija galutinai nuo mamos tampa mokinė. Ir tai aišku yra Marijos kenozė. Kenozė tai yra savęs apiplėšimas. Ir čia mes, aišku, taip labai simboliškai, taip sakom, jog tai vyko Kanoje, suprantame, kad tai vyko visame Marijos gyvenime. Nes tai negali įvykti vienu momentu. Tai nėra kažkoks Marijos atsivertimas. Tai yra tiesiog loginė seka. Jėzus pradeda savo veiklą, Jėzus baigė savo gyvenimą tėvo namuose, su mama ir tėčiu, ir pradeda viešą gyvenimą, ir Marija tampa čia jo mokinė. Jinai yra pakviesta atsisakyti tos rolės, ne tai, kad atsisakyti motinos rolės, bet jinai yra pakviesta atsisakyti privilegijų, kurie duoda motinystė, ir jai pasiūlomos kitos privilegijos, kurios suteikia mokinystę. Jinai tampa mokinių mokinė. Ir ta Marijos kenozė, jinai reiškia, suteikia Marijai tokį naują garbę. Nes panašiai kaip Jėzaus kenozė, kuri yra aprašyta laiške Filipiečiams, kur turbūt prisimenate tą vietą, kad Jėzus nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į brolius, reiškia. Ir paskui jis buvo išaukštintas, pakeltas virš viso dangaus dėka to. Taip pat ir Marija, reiškia, šitoj mokinystėje jinai yra pridengiama kaip nuostabioji nuotaka, kaip pirmoji iš mūsų. Pagal hebrajų tradiciją nuotakos būdavo apgaubtos skraiste taip, kad nesimatydavo net nosies galiukas. Reiškia, jaunikis, kai ateidavo, tai ta nuotaka visa tokia. Todėl, pavyzdžiui, Jokūbas nežinojo, ką jis veda, nes kitą seserį jam davė. Taigi, Marija savo mokinystės kenozėje irgi jinai yra pridengta tos nuolankumo skraistės, galime sakyti. Čia labai graži tokia vieta, galime perskaityti, yra Petro pirmas laiškas, 5 skyrius. Tai mes kartu jį surasime. 1 Petro laiškas, 5 skyrius. Nuo 5 iki 7. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Čia ta galinga Dievo ranka, arba kaip kitur šventam rašte yra naudojama, tai yra Dievo šešėlis, yra kažkas, kas yra toks labai pažįstama Marijai. Tai yra būti palenkta Dievo valiai. Tokį šešėlį mes randame, pavyzdžiui, apreiškimo metu, kai, reiškia, arkangelas Gabrielius sakė, jog tave uždengs aukščiausiojo galybė ir tu pradėsi Dievo sūnų. Toks šešėlis, pavyzdžiui, spindintis debesis apgaubė Jėzų ant Taboro kalno, kur irgi jame atsispindi tėvo šlovė, o jis pats yra apgaubiamas, nes jis vėl leidžiasi nuo kalno ir eina į savo kančią. Ir taip toliau, tai yra toks žinomas simbolis. Reiškia, Marija irgi yra ta, kuri kaip nuotaka yra apgaubiama šitos Dievo valios arba Dievo rankos. Ir jinai seka Jėzų tam mokinystės kelyje, nesinaudodama motinystės privilegiją. Ir labai gražiai sako šventasis Augustinas, čia dabar ne iš tos homilijos, tačiau iš kitur. Jis sako taip: argi nevykdė tėvo valios mergelė Marija,
tikėjimu įtikėjusi, tikėjimu pradėjusi, buvusi išrinkta, kad iš jos gimtų žmonėms išganimas. Buvusi Kristaus sukurta dar iki Kristaus sukūrimo jos įsčiose. Mergelė Marija vykdė tėvo valią, vykdė ją ištisai, todėl ji buvo labiau Kristaus mokinė negu motina. Jai svarbiau būti Kristaus mokinė negu motina. Ir tai kur kas laimingesnė pirmenybė. Marija buvo laiminga, nes prieš pagimdydama sūnų įsčiose nešiojo mokytoją. Todėl Marija buvo palaiminta, nes klausė Dievo žodžio ir jį vykdė. Taigi kūnu Marija buvo tik Kristaus motina, o dvasia ji buvo ir sesuo, ir motina. Mes galim kalbėti apie tokius keletą džiaugsmų, čia jau visai užbaigimui, kad džiaugsmingai užbaigtume, kurios duoda šitą kenozę, nes mes visi esame taip pakviesti nusižeminti po galingą Dievo ranką, palenkti save, atiduoti savo laisvę, dėl ko tas Augustinas yra toks pamišęs, atiduoti meiliai, atiduoti tam, kad Kristus sutvarkytų jas pagal savo dėsnius, kad mes gyventume pagal Dievo dėsnius. Tai pirmasis džiaugsmas, kurį patiria Marija ir kurį patiria kiekviena siela, kuri eina šitą nusižeminimo kelią, yra džiaugsmas nedaryti to, ko pati nori. Tai čia ne apie tokius aukos sindromą, bet čia yra laisvas džiaugsmas, kai tu atsisakai daryti savo valią, bet tu renkiesi laisvai iš meilės, reiškia daryti kitą valią. Antrasis džiaugsmas yra džiaugsmas tikėti. Tai yra, aišku, mokinystės dalis. Trečiasis džiaugsmas yra duoti Dievui tai, kas jam brangiausia. Nes juk ir santykiuose su Dievu didesnis džiaugsmas duoti negu gauti. Duoti Dievui tai, kas jam brangiausia. O kasgi Dievui brangiausia? Galim paklausti jo. Jeigu mes esam nuotaka Dievo, tiek daug esame iš jo gavę, tiek daug kalbėjome apie jo stebuklus, o ką tu norėtum? Ir ketvirtas džiaugsmas yra atrasti Dievą, kurio keliai yra ne mūsų keliai ir mintis ne mūsų mintis, bet kuris būtent dėl to leidžia save pažinti tokį, koks jis yra. Dievas šventasis. Viena iš didžiųjų mistikių, palaimintoji Angelė Folinjietė, sako, jog tai yra nesuvokiamumo džiaugsmas, kai tu susitinki su kažkuo, kas tave tiek viršyje ir kartu tu esi jo savas. Tave begalinė viršyje, tu jo negali suvokti, bet tu gali su begaliniu džiaugsmu atiduoti savo valią jo valiai, su tikėjimu, su pasitikėjimu ir nesuprasti, tačiau tikėti. Tai tiek šiandien norėjau pasakyti apie Šventą Augustiną ir šiek tiek apie Mariją ir šiek tiek apie visą mūsų mokinystės džiaugsmą, nes Kanos vestuvės yra mokinių kelionės pradžia. Ir mes toj pradėsime adventą ir aš ir savo, ir jums linkiu, kad mes šitos naujus bažnytinius metus, kuriuos sekmadienį pradėsime, galim jau nuo rydienos, nes rytoj yra pirmojo mokinio Jėzaus šventė. Žinot, kad Andriejus buvo pirmasis apaštalas, pakviestasis, tai galim nuo rytojaus pradėti. Labai gera pradžia yra nuo rytojaus, visada pradėti. Tai galim tik tikrai ryžtis, kad norim eiti tą mokinystės kelią su džiaugsmu, kuris pasireikštų tuo klausimu, Jėzau, ko tu nori, o taip pat pastebėti,
kaip Kanoje pastebėti tai, kas vyksta aplinkui ir sakyti Jėzui, o štai jie neturi vyno. Ir pasitikėti. Labai ačiū Jums už dėmesį. Mes vėlgi galime skirti kokį porą minučių, tiesiog savo pasižymėti vieną kitą sakinį, kurį galim iki advento savo pasilikti, o paskui jau darysim advento pasiryžimus. Galim parašyti ir bendrai kokį vieną frazę kitą. Taigi pabūsim tyloj, kad Dievo žodis veiktų. Kviečiu kartu pavesti savo širdis ir gyvenimus Kanos mergelė ir sakyti: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Tegu šventoji dvasia, dieviškoji išmintis mumise skleidžiasi, kvepia ir neša gražų vaisių. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū ir laimingai Jums ir gero Kalėdų laukimo. Su Dievu. Sudie, ačiū Jums labai. Ačiū labai.